Rusijoje žmonės, kurie viešai reikalauja Vladimiro Putino atsistatydinimo, dažnai baigia taip – iškrenta pro langą. Tai nėra perkeltinė prasmė. Tai yra modelis, kuris kartojosi tiek kartų, kad tapo net pokštu pačioje šalyje. Beje, tai juodas humoras. Todėl, kai paprasta moteris Maskvoje įjungė telefono kamerą, parodė veidą be kaukės, neslėpdama tapatybės ir pareikalavo, kad Putinas atsistatydintų, Aš čia žiūriu sprogimų vaizdo įrašus Maskvos regione, Kapotnioje. Dabar jau Leningrado regione ir daugelėje kitų. Kiek metų jau matome sprogimus Belgorodo, Briansko regionuose? Putinai, kur mūsų saugumas? Kai nusprendė pradėti OME, tu mūsų žmonių neklausi. Tu tiesiog nieko neklausi. Užtikrink mūsų saugumą. O jei negali užtikrinti, pasitrauk ir atsistatydink. Prašysime jo apkaltos. Svarbus klausimas nėra tai, ką jį pasakė. Svarbus klausimas yra kitas. Kas pasikeitė, kad jį nebesibijojo? Jis tikrai tai žinojo. Jei jis to nežinojo, valdydamas šalį 4 amžiaus, tuomet jis tiesiog yra degeneratas. Nesubalansuotas žmogus. Dar viena priežastis jam atsistatydinti. Atsakymas į šį klausimą atskleidžia tai, ko negali pasiekti jokios sankcijos, jokie dronai ir jokia kariuomenė. Tai, kas pradėjus tekėti, nebegrįžta atgal. Putinas praranda vienintelį dalyką, kurio kiekvienam žmogui jo pozicijoje reikia, kad išgyventų. Ir tai nėra pinigai, tai nėra nafta, tai yra baimė. Ir kai supranti, kaip baimė suyra, supranti, kodėl vaizdo įrašas iš mobiliojo telefono gąsdina Kremlių labiau nei deganti naftos perdirbimo gamykla. Pradėkime nuo pradžių. Kodėl tai, ką padarė ši moteris, yra kažkas neįprasto? Žiūrėkite, 26 metus Rusijoje galiojo paprasta taisyklė. Galite galvoti, ką tik norite, namuose, tyliai. Bet pasakyti garsiai turi savo kainą. O kaina yra jūsų gyvenimas, koks jį pažįstate. Kritikuoti karą tapo nusikaltimu turinčiu savo pavadinimą. Jie tai vadina ginkluotųjų pajėgų diskreditavimu. Tai jau lėmė baudą, bylą ir kalėjimą žmonėms, kurie tiesiog paskelbė vieną frazę. Yra atvejs, kai gyventojui buvo oficialiai skirta bauda, nes vyras, kurio balsą teismas apibūdino kaip vyriško tipo, blogai atsiliepė apie prezidentą vaizdo įraše. Baudos dokumente tai parašyta juodu ant balto. Įsivaizduokite, koks tai absurdas. Valstybė oficialiai užrašo, kad būsite nubaustas už savo nuomonę. Ir dar aprašo jūsų balso toną kaip įrodymą. Ir štai detalė, kurios beveik niekas nepastebi. Įsivaizduokite kambarį su 100 žmonių, iš kurių 99 nekenčia to, kas vyksta. Tačiau kiekvienas mano, kad yra vienintelis. Niekas neprasižioja. Ne dėl sargybinio prie durų, o dėl kitų 98, kurios atrodo sutinka su režimu. Tai ir laiko Rusiją sustingusią. Ne kalėjimas. Tai kitų tylėjimas. Tam yra pavadinimas. Amerikos universiteto ekonomistas vardu Timūras Kuranas tyrė, kodėl tokie režimai išsilaiko taip ilgai, o paskui staiga žlunga. Jis tai vadina preferencijų klastojimu. Idėja yra tokia. Diktatūroje visi viešumoje dėvi kaukę. Iš išorės ploja, viduje nekenčia. Bet kadangi niekas nenusiima kaukės, kiekvienas mano, kad tik jis apsimeta, o visi kiti iš tikrųjų palaiko. Dabar pagalvok, ką tai reiškia. Jeigu beveik visa visuomenė nekenčia režimų, bet kiekvienas mano, kad tik jis taip galvoja, žinai, kas tada nutinka? Niekas nieko nedaro. Kiekvienas tyli, bijodamas daugumos, kuri iš tikrųjų neegzistuoja. Būtent taip visada veikia tie 80% Putino palaikymų. Tai niekada nebuvo meilė. Tai buvo milijonai žmonių, manančių, kad visi kiti vis dar bijo. Nes sistema, pastatyta ant baimės, turi mirtiną silpnybę. Jam reikia tik vieno dalyko, kad pradėtų griūti. Kažko, kas baisesnio už patį Putiną. Ir būtent tai ir atsirado. 3 metus karas buvo tolima realybė paprastam rusui. Tai vyko per televizorių, kaimyninėje šalyje, su kareiviais, kurie visada buvo kitų vaikai. Propaganda pasirūpindavo likusią dalimi. Tada karas kariai žengė sieną ir pasibeldė į mūsų namų duris. Dronai pradėjo kristi ant Maskvos, o naftos perdirbimo gamyklos pradėjo degti Rusijos viduje.
Ir kuras vienoje iš didžiausių naftos gamintojų pasaulyje pradėjo dingti iš degalinių kolonėlių. Čia esančius skaičius sunku perdėti. Iki šių metų birželio pabaigos daugiau nei pusėje Rusijos regionų buvo įvestas tam tikras benzino normavimas. Daugiau nei 1/5 šalies naftos perdirbimo pajėgumų buvo sustabdyta dėl atakų. Tarptautinė energetikos agentūra, kuris stebi šiuos procesus visame pasaulyje, šį sunaikinimo lygį pavadino precedento neturinčių konflikto istorijoje. Ir yra viena frazė, kuri viską apibendrina. Frazė, kurią pasakė ne Ukraina, o vakarų energetikos analitikai. Išpuoliai prieš naftos perdirbimo gamyklas pramušė informacinį burbulą. Tas burbulas, kurį valstybinė televizija buvo sukūrusi, kad žmonės būtų atitolinti nuo tikrosios karo realybės. Staiga eilė degalinėje pasakoja istoriją, kurios vakaro žinios nebegali nuslėpti. Dabar paprastas rusas turi dvi baimės. Sena baimė kalbėti prieš Putiną. Ir nauja, konkreti baimė, kurią jis jaučia savo kišenėje ir girdi danguje naktį. Ukrainos dronas vaikštinėja per Maskvą. Ir kai susiduria dvi baimės, viena turi pasiduoti. Ir tada aš tavęs klausiu. Ar tokioje situacijoje valstybė vis dar sugeba tave apsaugoti? Atsakymas į šį klausimą atėjo greitai. Ir tai buvo aiškus ne. Birželio 22 dieną Maskvos vertybinių popierių birža patyrė didžiausią kritimą per vieną dieną nuo 2022 metų mobilizacijos. Ji užsidarė žemiausiame lygyje per daugiau nei 3 metus. Po 15 savaičių iš eilės nuosmukio. Ir čia turiu būti su jumis atviras, nes būtent tai skiria analizę nuo sirgalių palaikymo. Šis nuosmukis neįvyko todėl, kad rusai išėjo į gatves. Tai įvyko dėl šaltų rinkos priežasčių. Taikos dėrybos įstrigo. Aukštos centrinio banko palūkanos. Ir galimybė, kad Irano nafta sugrįš į rinką ir sumažins kainą. Birža judina pinigai iš baimės, o ne žmonės iš pykčio. Tačiau tai, ką vyriausybė padarė, kad užkamšytų skylę, atskleidžia desperaciją. Rusijos centrinis bankas ėmėsi manevro, kurį vienas ekonomistas apibūdino be užuolankų. Leisk man tau paaiškinti paprastai. Žiūrėk, bankas spausdina naujus pinigus. Perduoda šios pinigus bankams. Tada bankai naudoja šios pinigus vyriausybės obligacijoms pirkti. Ir vyriausybė didžiąją dalį šių pinigų išleidžia karui. Tai uždaras ratas. Pinigai sukuriami iš nieko, tam, kad finansuotų pačią duodą, kurią jie kasa. Kaip jau turbūt supratote, tai nėra tvaru. Ir taip, rinka taip pat tai suprato. Ir kol pinigai degė, kartu degė ir gebėjimas gaminti ginklus. Per akcijų biržos griūtį Ukraina smogė poflaidininkių gamyklai Voroneže, vakarų Rusijoje. Ir detalės yra svarbios. Pasak ukrainiečių, ataka buvo įvykdyta naudojant Storm Shadow, Didžiosios Britanijos gamybos tolimojo nuotolio sparnuotąją raketą. Vakarietiškas ginklas, skrendantis giliai į Rusijos teritoriją, kad pataikytų į labai konkretų taikinį. Nes ši gamykla nėra paprasta gamykla. Ji gamina elektroninius komponentus raketoms, kurias Rusija naudoja prieš Ukrainos miestus. Mikroschemos, kurios veikia kaip šių ginklų smegenys. Ir žinote, kodėl tai greitai nesutaisoma? Nes mikroschemų gamykla nėra sandėlis. Ji priklauso nuo švarių patalpų, kuriuose dulkių lygis kontroliuojamas dalelių lygiu. Ir įrangos, kuri didžiąja dalimi buvo gaunama iš Vokietijos. Šiandien jos neįmanoma įsigyti dėl sankcijų. Prieš kelis mėnesius Ukraina jau buvo smogusi kitai karinių mikroschemų gamyklai Briansko mieste. O nepriklausomi analitikai įvertino žalą kaip metų, o ne mėnesių klausimą. Pažangiausia Rusijos mikroschemų gamyba šiandien veikia tokiu lygiu, kurį likęs pasaulis jau buvo peržengęs dar 2004 metais. Tai nėra kelių mėnesių atsilikimas. Tai yra 10-mečių atsilikimas. Ir štai mes prieiname prie pagrindinio šios istorijos taško. Pažeminimas. Rusija, naftos milžinė, pradėjo skolintis benziną iš Kazachstano. Yra užfiksuota, kad Kinijos degalų vilkstinės važinėja Rusijos teritorijoje. Šalis, kuri didžiavosi galinti aprūpinti pasaulį, dabar beldžiasi į kaimyno duris, kad pripildytų savo baką.
Pagalvok apie tai šiek tiek. Rusijos valstybė nebegali apsaugoti savo piliečių santaupų. Ji taip pat neapsaugo gamyklos, kurioje jie dirba. Ir ji neapsaugo net degalinės už kampo. Putino sudaryta sutartis su savo tauta buvo paprasta ir palaikė baimę. Paklus ir aš tau suteiksiu saugumą. Tas saugumas baigėsi. Ir kai saugumas baigėsi, toliau paklusti jau nebeapsimoka. Ir būtent čia pradeda vykti pavojingiausias dalykas diktatoriui. Baimė, skirtingai nei pinigai, negalima atspausdinti. Skirtingai nei benzino, jos negalima importuoti iš Kazakstano. Ir kai jį išsilieja, jos nebegalima įsiurbti atgal vidun. Prisimeni tai, apie ką kalbėjome vaizdo įrašo pradžioje. Apie tą kambarį su 100 žmonių. Tai apie tai. Kolektyvinė baimė egzistuoja tik tol, kol kiekvienas mano, kad yra vienintelis taip manantis. O drąsa veikia taip pat, tik atvirkščiai. Tuo momentu, kai žmogus viešai prabyla ir išgyvena, jis siunčia signalą visiems kitiems. Tas signalas sako, galima kalbėti. Ir tada kitas žmogus prabyla. Ir jis suteikia leidimą kitam. Politikos mokslininkai tai vadina kaskada. Tai yra, viskas prasideda nuo vienos lašo, vieno žmogaus. Ir kai pastebi, tai jau yra potvynis, kurio niekas nesustabdo. Tos moterys Maskvoje atviromis veidais nėra pavienės beprotės. Jos yra pirmasis matomas lašas. Putinai, kur mūsų saugumas? Tai priėmei sprendimą pradėti, o tu mūsų žmonių neklausi. Tu tiesiog nieko neklausi. Užtikrink mūsų saugumą. O jei negali užtikrinti, pasitrauk, atsistatydink. Prašysime jo apkaltos. Jis pagalvojo prieš tai padarydamas, prieš paskelbdamas OME. Jis turėjo žinoti, kad oro gynyba neveikia, kad biudžetas buvo pavogtas, kad visur yra korupcija. Jei jis to nežinojo, valdydamas šalį 4 amžiaus, tuomet jis tiesiog yra degeneratas, nesubalansuotas žmogus. Dar viena priežastis jam atsistatydinti. Viena iš jų žiūri į kamerą ir sako, kad daugiau nebevadins Putino gerbiamu, nes žmonės jo jau nebegerbė. Ji kaltina jį sunaikimus šalį, pasiuntus vyrus mirti dėl žemės gabalo, kurio niekas neprašė. Ir visą tai daro rodydama savo veidą, žinodama kainą. Tai jau yra nutikę istorijoje ir būtent todėl tie, kurie žino, jaučia šiurpą. Jis sunaikino sovchozus, kolchozus. Neliko nei laukų, nei ūkių, neliko nieko. Dabar tu išsiuntei mūsų vyrus kovoti dėl kažkokio žemės gabalo, kurio mums visai nereikia. Mums nereikia. Mes nenorime būti bombarduojami. Mes nenorime, kad mūsų vaikai, vyrai ir tėvai mirtų tuose mūšio laukuose. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje rytų Europoje baimė atrodė amžina. Taip atrodė iki tos dienos išvakarėse, kai ji išgaravo. Kai vienas disidentas Lenkijoje parodė, kad galima mesti iššūkį režimui ir išgyventi, prasidėjo grandininė reakcija ir vyriausybės, kurios atrodė tvirtos kaip akmuo, viena po kitos žlugo per kelis mėnesius. Tai nebuvo lėta. Tai įvyko iš karto. Tokie dalykai baigėsi taip. Iš lėto, o tada staiga. Viskas, ką iki šiol matėme – birža, naftos perdirbimo gamyklos, mikroschemos. Valstybė gali atsigauti. Tam reikia laiko, reikia pinigų, bet įmanoma. Šito ne. Ne. Kai paprastas rusas supranta, kad jis nėra vienas, atgalinės mygtuko nebėra. Ir jei tai galiotų tik civiliams su mobiliojo telefono kamera, Kremlius galbūt atsikvėptų. Problema ta, kad nutekėjimas pasiekė vienintelę vietą, kur Putinas negali leisti jam pasiekti. Jis pasiekė tuos, kurie turi ginklus. Rusijos kovų veteranas, apdovanotas medaliais, įrašė tiesioginį kreipimąsi į prezidentą. Jis sako, kad Rusijos kariai yra kalinami, kankinami ir reketuojami pačių savo vadų. Priežastis – jie atsisakė vykdyti savižudiškus įsakymus. Ir jis reikalauja susitikimo su Putinu, kad galėtų viską papasakoti. Jo perspėjimas yra aiškus. Jei šis pokalbis neįvyks, kariuomenė nukreips ginklus prieš Kremlių. Šis kreipimasis sulaukė daugiau nei 6 milijonų peržiūrų. Šiuo metu dešimtys, šimtai, tūkstančiai mūsų karių yra įkalinti požemėse, nubausti savo vadų. Jie pūva, yra kankinami ir patiria smurtą iš vadinamosios Gestapo pusės.
Dėl to, kad atsisakė vykdyti kvajus ir savižudiškus įsakymus. Dėl to, kad atsisakė perduoti savo finansinius išteklius. Ir jis nebuvo vienas. Grupė kareivių su kaukėmis ginkluotų rikiuotėje nufilmavo vaizdo įrašą, kuriame palaikė veteraną. Jie kartu sako, kad ši ugnis jau neužges ir pakartoja grasinimą vėl nukreipti ginklus prieš tuos, kurie atsakingi už karių kančias. Ir yra tyla, kuri pasako daugiau nei bet kas kitas. Metus Vladimiras Putinas brėžė branduolinę raudonąją liniją. Jis sakė, kad jei Ukraina smogs Rusijos teritorijai vakarų ilgojo nuotolio raketomis, tai reikš, kad NATO kariauja su Rusija ir jis atsakys atitinkamai. Na, Ukraina kelis kartus smogė Rusijos teritorijai Britų raketomis. Ir branduolinio atsako nebuvo. Galbūt šios branduolinės grėsmės buvo blefas nuo pat pradžių. Galbūt užkulisiuose vyksta kažkoks užkulisinis susilaikymas, kurios mes nematome. Tačiau svarbiausia nespėlioti priežastį. Svarbu tai, ką mato rusai. Didžiausia jų lyderio grėsmė buvo išbandyta viso pasaulio akivaizdoje ir pasirodė esanti nieko verta. Grėsmė, kurią visi matė žlungančią, nustoja gąsdinti. O lyderis, kuris nebegazdina, sistemoje, kuri veikia tik per baimę, turi problemą, kurios jokie pinigai neišspręs. Neatsitiktinai patys Rusijos karo propagandistai puolė į paniką. Jie ginčiasi tarpusavie, reikalauja atsakymo, kurių nesulaukia. Kai ir gali pradeda keikti savo komandą, žaidimas jau pasikeitė. Iš šalies žiūrint, verdiktas tas pats. Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas apibendrino vienu sakiniu. Jis pasakė, kad Maskvai tampa aišku, jog Rusija nelaimės šio karo. Rusijoje milijonai žmonių prieina prie tos pačios išvados. Kiekvienas iš jų pamažu suvokia, kad nėra vienas. Ukraina yra naujoje stiprybės pozicijoje. Maskva pradeda tai suvokti. Rusija nelaimės šio karo. Ir ponios ir ponai, Europos parama Kijevui yra nepajudinama. Esame pasiryžę didinti spaudimą jau išsekusiai Rusijos ekonomikai. Taigi grįžkime prie tos moters Maskvoje. Atvira veidu, ji pasiuntė galingiausią Rusijos vyrą šalin. Kas joje pasikeitė? Nebuvo drąsa. Tai buvo skaičiavimas, kurį ji pradėjo daryti mintyse. Per 26 metus tylėti buvo racionalus pasirinkimas. Nes kiekvienas rusas manė, kad visi kiti vis dar bijo. Vieno žmogaus baimė milijonams veikia. Kol kiekvienas žmogus tiki, kad yra vienas. Tačiau baimė yra vienintelė atsarga, kurios Putinas negali spausdinti. Negali importuoti iš Kazakstano. Ir negali atkurti po to, kai jis sunaikinta. Sudegusi naftos perdirbimo gamykla vėl pradeda veikti po kelių mėnesių. Mikroschemų gamykla po keliarių metų. Diena, kai paprastas rusas supranta, kad jis nėra vienas, niekada nebegrįžta. Būtent taip rytų Europa žlugo 80-ojo dešimtmečio pabaigoje. Ne po truputį, o iš karto. Kai tyla vienas po kito pradėjo laužyti žmonės. Ir kiekvienas, kuris prabilo, suteikė leidimą kitam. Niekas nežino, ar Rusija jau pasiekė šį tašką. Galbūt tai tik moteris prie kameros. Ir dar viena žiema su baime prieš akiją. Bet Putinas moka skaityti istoriją taip pat gerai kaip ir bet kas kitas. Todėl mobiliojo telefono vaizdo įrašas turėtų įgąsdinti labiau nei deganti naftos perdirbimo gamykla. Nes naftos perdirbimo gamykla jis gali atstatyti. To ne. Taigi kyla klausimas ir aš noriu sužinoti tavo nuomonę. Jeigu baimė yra vienintelis dalykas, kurio neįmanoma atkurti, ar Rusija jau peržengė lūžio tašką, ar dar Putinas gali atgauti kontrolę? Ši istorija čia nesibaigia, o šis kanalas bus čia, kad stebėtų kiekvieną žingsnį. Prenumeruokite kanalą, kad nepraleistumėte to, kas bus toliau. Iki kito vaizdo įrašo.